Labas, Vyteni. Labas, Simai. Labai malonu tave matyti. Nekasdieninė aplinka turbūt. Tikrai nekasdieninė aplinka. Žinai, mes pripratę prie tokių sterilių aplinkų visokių, tai o pas tave gali purvo pamatyti. Savo šitą iniciatyvą tokia truputėlį šnekino įvairiausius keistus verslus. Klaipėdos statybos be Vytenio, jis sako, faktiškai neįmanomas dalykas tikriausiai jau tampa. Nu, nereikia taip susireikšminti, bet... Ne, tai aš čia tave sureikšminu, kol aš tai darau, tai... Nereikia, bet smagu, iš tikrųjų smagu, kad kreipėsi užsakovai. Buvo toks laikotarpis, kai reikėdavo ieškotis darbo, o dabar iš tikrųjų darbas ieškosi. Tai vėlgi jaučiamas yra toks atgalinis ryšys, kiek idėjai, tiek kiek gaus. Man dabar džiaugiuosi, kad mes čia su tavimi esam ir kolegų paprašiau, kad būtų ir fonas, ir pjovimas, ir dulkės, kad matytume, kokioje mes aplinkoje darbuojamės. Minusas šio darbo, mano darbo, tai yra nešvarūs batai. Žmona žino tą, pyksta labai. Dėl to ir nefilmuojam. Taip, žemiau. Pagrindinis dar dalykas tai yra optimizmas. Prie tų nešvarių batų jisai prisideda, o galiu papasakoti kaip. Tai kaip atvažiuoju objektą, nu va čia va purvo biški yra, bet aš trumpai va čia aš sausų keliuku prabėgsiu, nu tikrai neįsideplios. Tai va su to optimizmu būna dažnai grįžti, nors turi ir pakaitinę avalinę, turi ir tą ir aną, bet... Bet norisi greitai čia ir dabar, ne? Taip, čia ir dabar, čia gal ir asmenybės šioks toks bruožas. Profesija, monotoniška, jos tikrai nepavadinsi. Statybos, skirtingos, skirtingi objektai, skirtingi dalykai. Tai gal aš apibrėšiu, ką aš veikiu. Tai pagrindinė veikla yra statybų techninė priežiūra. Ir prie to dažnai prisideda ir statybų valdymas. Statybų valdymas, jisai dažniausiai atsiranda, kai didesnis objektas būna reikalingas toks žmogus, o statybų techninė priežiūra šiai dienai nuosaviem namam yra privaloma. Tai su kuo tenka susidurti statybų techniniam prižiūrėtojui, tai yra statybų techninis prižiūrėtojas tikrina atitikti projektui. Yra projektuotojai suprojektuoja, o aš esu tas tarpininkas tarp statybininko ir projektų. Tai yra statybininkas pagal statybos įstatymą turi prisiduoti darbus tokiam specialistui kaip aš. Kad tapti statybos techninių prižiūrėtojų reikia turėti išsilavinimą, tai šiuo atveju statybos inžinerinį ir paskui atitikti tam tikrą kvalifikaciją. Tai yra išlaikyti egzaminus, išlaikyti tam tikrus testus ir įgyti kvalifikaciją vykdyti šitą darbą. Statybinių išsilavinimų neužtenka vien tik tai. Nu, žodžiu, jeigu tu patyręs statybininkas, tai dar nereiškia, kad būsi statybų techninės priežiūros specialistas. Taip, nes čia yra susideda iš dviejų darbų. Aišku, tas statybos žinojimas iš vidaus tai yra labai stiprus dalykas. Kaip pavyzdys, ten geras statybininkas, tai jisai niuansus, bet yra kita medalio pusė - statybų teisė. Tai yra, žinoti reikia pasikeitimus, įstatymus, žurnalai, reikalavimai ir kai kada, ką šitas techninis prižiūrėtojas supranta, bet yra įstatymai, kurių reikia laikytis, vadovautis ir nuo šito nieks nepabėgs. Ir būna dažnai, susiduriu, kas liečia privatų sektorių, tai kam čia tie formalūs techniniai prižiūrėtojai, kam čia jį samdyti? Iš esmės tai techninis prižiūrėtojas yra jūsų draugas, kuris padeda jums nesamdyti jo, tai realiai pats save apgauti. Tai kaip paprastas pavyzdys, važinėk visus metus be civilinės atsakomybės draudimo, kaip ir sutaupėjai. Bet užtektų vieno įvykio ir gautųsi didžiulis nuostolis. Suprantu, tu kaip tokia tarpinė tarp visų jungiamųjų grandžių, žinai, rangovai, architektai, ten tas užsakovas pats ir dar ten keletas niuansų, kurios, realiai pats sprendi ir to nereikia daryti klientui, aš taip suprantu, ne? Iš esmės taip, klientas dažniausiai gali būti ne iš statybų sektorius, ir tų niuansų statyboje yra 6 keliai ir visi teisingi. Tai aš gal padedu pasirinkti tą optimaliausią kelią. Tiek kainos, tiek kokybės, žiūrint, kokios užsakovo yra gairės. Iš esmės, jeigu užsakovas labai akcentuoja kokybę, tai į antrą planą tada atsistoja kaina. Būna užsakovai akcentuoja kainą, tada šiek tiek kokybę, nes tokių stebuklų, kad ir kaina, ir kokybė labai retai kada pasitaiko. Ir dar greitai. Ir dar greitai. O jeigu tu kalbi, žinai, iš vidaus tą visą kalbą. Iš esmės galiu pasakyti, kas liečia kainą, kokybę, greitį. Per tą ilgametę patirtį, kurią dirbu, tai aš žinau labai puikiai, kad yra tam tikras kainų lygis, tam tikras greitis yra. Ir kai kada, kaip ir šiandien turėjau tokią darbinę situaciją, užsakovas ten pakvietė į vieną objektą, statybininkai ten, mano akim žiūrint, norėjo biškį kainą kilsti. Ir jiem, čia papildomas darbas, Aš išklausiau ir daviau savo užsakovui tiesiog įžvalgas. Žiūrėkit, kas tą pirmą darbą darė? Tie patys statybininkai. Ir jie atėjo daryti kitą, procesas tam tikras vyksta, kitą darbą.
Ir jie sako, kad pirmas darbas buvo blogai padarytas. Bet jie patys Tai padarė. jūs tie patys darė. Ir kaip sudėlioji tos stalčiukus, užsakovas svarsto, statybininkas sako, ai, tai aš čia nieko nereikalauju, padarysiu už tą patį. Labai trumpa tokia patarlytė, susitinka su pinigais ir su išmanimu ir patirtim. Tai jie pabendravė, įsiskiria tas, kuris su patirtimi išmanimu išeina su jo pinigais, o tas, kur buvo su pinigais, išeina be pinigų, bet su dideliu bagažu iš patirties. Taip. Mes nekartą bendravę ir tave ir statybų aikšteliai matau. Žinai, linksmas vyrukas, bet pas tave charakteris. Koks tas bruožas turi būti statybų techninės priežiūros specialisto? Esminis galbūt. Nes man atrodo, žinai, per minkštą žmogus šitos profesijos tiesiog nesugebėtų suvaldyti. Čia turi, man atrodo, tokį, labai taiklus pastebėjimas, iš esmės lankstumas ir yra, nori, nenori atstovėti reikia savo. Ir jeigu statybininkai pamato, kad tu mažesnę patirtį turi, tai aš vadinu taip grubiai glamžį tave pradeda. Aš 15 metų buvau asistentas tokio senos kartos inžinieriaus iš vidaus ir aš būdavo tiesiog sekiodavau paskui jį, ką atkreipė dėmesio. Tai ir pats savo turiu tokią nusistatęs tvarką, kad pagrindiniai aspektai yra konstruktyvas, pamatai, man svarbu ir aš noriu matyti, kaip padaryta, kaip kas ar pridėjo armatūros tiek, o apdailos ir visi kiti tokie menkaverčiai, mano akim žiūrint dalykai, jie nueina man į antrą planą. Ir aš būna, pavyzdžiui, aš esu iš tos techninės priežiūros statybos vadovo atstovas, kuris atvažiavęs į objektą, sakau, čia ne aš kažkoks ten cerberis atėjęs jumis ten ieškoti, gaudyti. Aš atėjau kaip į komandos dalis. Aš pasidalinsiu savo patirtim, savo įžvalgom ir jeigu statybininkas kaip pavyzdys įgauna pasitikėjimą, tai galima lengviau dirbti. Užtenka pasakymo, ar tu tai padarėjai, jo padariau. Tada man nebūtina jį double checkinti. Aš kelis kartus ten kaip pavyzdys patikrinu, matau, kas per žmogus. Ar linkęs labiau ten kažką apgauti, nes mano pagrindinė užduotis kaip techninės priežiūros atstovo tai atitiktis projektų. Ta prasme, projektuotojas sėdėjo, paišė, braižė, dėliojo, modeliavo, žinai, labai dažnu atveju būna statybininkas, tai jau viską žino, jisai... Kaip geriau trumpiau padaryti? Turim tokią legendą, tai yra apie konstruktorius. Kaip pavyzdys, už mūsų nugaros didelis pastatas ir ateina, dažniausiai tai būna, tai kas čia konstruktorius tą braižė? Jisai mato, kiek šitos armatūros, čia tiek nereikia. Jisai žino, konstruktoriaus darbas, tai jisai atlieka skaičiavimus, yra normatyvai, yra normos, kad konstrukcija laikytų. Ir taip yra ten saugos miego, mes vadinami koeficientai, kad negali būti mažiau, nes gali konstrukcija deformuotis ir viską. O ties ir pradeda statyti, čia tiek nereikia, čia to nedadedam. O kai atsitinka, kas tada kaltas, to jau statybininko neberas, nebežiūrėsi. Turim ir liūdnų pavyzdžių pagal Lietuvos, ten Baltijos šalių istoriją, ten liūdnai pagarsėjusi Maxima. Dėl ko? Ta prasme, projektuotojas darė vieną, statybininkas darė kitą ir ką finale galėjo taip atsitikti, kad ir griuvo pastatas. Tai reikia to išvengti kiek įmanoma. Jeigu padarysi taip, kaip projekte numatyta, niekada, manau, blogai nebus. Bet būna ir projektuotojai padaro klaidų. Tai mūsų tas statybos vadovas, techninis prižiūrėtojas, projektuotojai turi kaip vienas mechanizmas dirbti. Būna situacijų, tai sakau, dažniausiai būna atveju, kad bando ribas statybininkai, pažiūri, kiek tu leidi. Tvarka tokia, yra statybininkas padaro, prisiduoda techninį prižiūrėtojų, techninis prižiūrėtojas priima darbus, pasirašo ir tada tik tai keliauja į užsakovų apmokėjimą. Tai jeigu statybininkas supranta tą visą mechanizmą, tai taip ir vyksta iš esmės sklandžiai. Taip bando apėti, bando apgauti, bando... Visokių tų situacijų yra. Yra nesąžiningų žmonių, bet aš kaip ir kažkada sakiau, mano asmeninė patirtim ir taip, kad yra daugiau sąžiningų negu nesąžiningų. Man asmeniškai neseniai buvo vienas toks patyrimas, kad aš pats netikėjau, kad gali tai būti ir sakiau užsakovui, netikrinkim, ten tikrai gerai. Ir tas užsakovas sako, ne, ten, pažiūrim, nes mes ten 3 vietas čia kairiai pusėje patikrinom, aš jau dešiniai, sakau, aš jau taip skaitau ir ką tu galvoji. Ten mes tikrinom, ar atitinka sluoksnį projektinį supilti. Ir vienoje pusėje atitiko, kitoje pusėje netitiko. Ir stovi tas statybininkas, nuleidęs galvą ir aš. Ta prasme, kas kartą tu prieini prie tos, kad rusų tą patarlę, kad tu pasitikėk, bet tikrai.
Ir čia nereikia nei pykti, nei nieko, tiesiog patikrinai, pamatėjai. Tai aš dabar visiems savo rangovams, su kuriais pradedu darbą, parašau, gal jiem atrodo piktą laišką, bet aš parašau sveiki, aš esu Vytenis, statybų techninės priežiūros atstovas. Tai jeigu pamačiau, priėmiau, nepamačiau, nepriėmiau. Ir labai paprasta, parodė, šiais laikais iš vis parodyti yra įjungiai Viberį, nufotkinai, pateikiai, čia tik noro reikia. Didelę komandą turi ar ne? Aš galėčiau daryti, pavadinkim, techninę priežiūrą plačiąją prasme, tai prisisamdyti kitų kolegų, bet mane samdo dažniausiai kaip personalija. Patinka užsakovam, kaip aš vedu tos projektus, kaip asmenybė turbūt mano patinka ir aš susiduriu su tą problemą, kad labai stipriai aš neįsiplėsiu. Nes realiai, jeigu aš prasiplėsiu, nukenčia kokybė. Va čia ir buvo tokia dilema, būdavo, aš seniau vienam projektui darbininko, vienos technininko klausiu, ko tu neduodi patirties, aš nieko negaliu pasitikėti. Tai aš nesakau, kad aš negaliu nieko pasitikėti, bet aš negaliu užsakovui garantuoti tos kokybės, kokią aš galiu pats atlikdamas tą darbą. O tai iškart mokykloje nusprendė būti statybų techninės priežiūros specialistas. Kokia istorija buvo? Nes mes, kaip ir pažįstame jau senokai, bet aš šitos istorijos nesu girdėjęs. O šitą istoriją labai užsirašinėkit, prašom. Įrašom viską. Jo, įrašinėjom. Istorija labai keista, iš tikrųjų mokykloje buvau iš tų mokinių, kur nebuvo apsisprendęs, nežinau ko. Būdas mano buvo organizuoti, iš esmės aš būdavau organizatorius, ten diskotekos, ten renginiai kalėdiniai, taip ir nelai, vedimai mano, ten aš galėdavau bet ką suorganizuoti, bet kaip. Kada baigiau 12 klasių, pasirinkimas buvo tas toks, tu dabar juoksis, kai aš pasakysiu, bet aš pasakysiu ir visiems jums pasakysiu. Tai kai reikėjo pasirinkti, kur aš studijuosiu, aš įstojau į Vytauto didžiojo universitetą ir buvo labai perspektyvi profesija, tai yra socialinis darbas. Tai mano pirmasis išsilavinimas yra socialinis darbuotojas. Oi, geras. Taip, nes net nežinojom apie ką. Įstojom ten su klasiokė tokia ir mes... Klasiokė patiko, ar ne? Ne klasiokė patiko, bet aš realiai jau nerimo signalai buvo tokie, kad įėjus į grupę buvo 89% moterų ir mes 11% vyrukų. Bet ką pradėjau, manęs klausiu, tai ko tu nemeti, nepakeitė, čia gal charakterio bruožas, kad aš pradėjau ir sakau, man reikia pabaigti, aš paskui. Ir jau antram kursė aš turbūt pradėjau asistuoti vienoje statybos aikštelėje, seniem buvau statybos vadovo, tokį Kaune prekybos centrą didelį statėm, asistentas ir nuo tų dienų užsikabino ir mano gyvenimas pasisuko į statybų pusę. Bet tai dabar praverčia tas. Taip, empatiškai turi pasijauti, ta prasme, bendravimo, ten psichologiniai dalykai mokino, bet kada supratau, kad socialinis darbas ne man, tai jau ten eigoje buvo, bet ten toks buvo, aš buvau aktyvesnis grupiai ir man sako, praktikas dalino 4 kurse berods, sako, tave siūsim darbui į socialinės rizikos šeimom. Tai man aš tą pusmetį praktikos paturėjau, aš Kaune tokiose šeimose buvau, žinau, kad ten tokių vaizdų prisižiūrėjau, tokia buvo patirtis ir mane imdavo kaip tokį, žinai, kad ten moterytės už mane, su jo vyras, tos moterytės socialinis darbuotojas. Dabar sako, einam į šeimą, darysim tokį šou, kad tu čia ale patikra, o mes tą, kad užmotyvuoti tos kai kuriuos, kad, nes jie tada atsakingiau elgėsi, gal neišgers, gal dar kažko. O vieną tokį įvykį, kurį kaip pavyzdį visiems duodu, tai įėjom į vieną ten tokį bendrabutį, viskas atrodo įeini, koridorius švarus, gražus, įeinam į tokį bendrabučio butą, čia virtuvėlė, ten kambarys ir guli 2 piliečiai ir aš taip apsidairau, rudos sienos. Rudos sienos ne dėl to, kad nudažytos, o rudos, nes tiek tarakonų tam bute. Ir aš juokdavausi, sakau, jeigu tarakonai kaip darytų bangą, tą kaip... Tai gyvos sienos būtų. Ir mane moterytė ten aš išėjau, žinai, atsikvėpti, nes kepurę užsidėjau, viską išėjau. Moterytė kaimynė pagavo ir jie viską iš lauko pusės susidarė ir viską... Į vidų. Taip. Tai ir matai, galbūt tas socialinis darbas, ta specialybė, aš labai gerbiu socialinius darbuotojus, bet tai dienai tai buvo vyrui, tai buvo ir per mažas uždarbis.
prasme, nelabai neišgyvens. Dabar šių laikų aktualijų negaliu pasakyti, kaip yra, bet tada tai buvo. Praėjus tam visam dalykui, tai pradėjo gyvenimas suktis aplink statybą. Vienas kitas objektas atkeliavo į Klaipėdą, čia pradėjom gražius pastatus statyti. Ir aš dirbau komandoje su kolega, kuris buvo techninės priežiūros vadovas ir statybų vadovas, atestatus turėjau. Ir mes taip 15 metų su jo šauniai dirbom, bet taip likus kokiam 10 mečių padirbus ir aš tai vieną dieną galvoju, mano kolega nejaunėja. Jisai išeis į pensiją, užtarnautą policiją, o ką aš veiksiu? Kai ateini pas ten darbdavį ar klientą, visi sako, o tu fainas, o kur tavo popieriai? Ir aš suprantu, kad aš neturiu popierių, neturiu kvalifikacijos įrodančios. Tik mano darbai, mano žodžiai. Tai aš tada įstojau į papildomas studijas, 4 metus pastudijavau. Baigiau tą studiją statybų inžinerijos, tada 3 metai buvo kvalifikacija, nes kvalifikacija man atgalinė data neužsiskaitė, aš turėjau tik tai nuo tos dienos, kai diplomą gavau ir po 5 metų aš tapau tikrų to techninio prižiūrėtojų. Ir dabar sėkmingai judu statybų koridoriais. Gerai, pasigirk dabar, kiek pastatų Klaipėdoje pastatyta tavo, arba prisidėta. Man mama sakė, kad girtis negražu. Bet čia dabar reikia. Ne, pasireklamuok. Pasireklamuok. Normalesnis žodis toks. Pasireklamuoti tai labai paprasta. Nei vieno pastato vienas nepastačiau. Dabar jau statau vienas, bet su komanda mes pastatėm 16 aukštų verslo centrą, 22 aukštų gyvenamąjį pastatą, 30 000 sandėlį, 4 000 gamyklą. Šiai dienai už mano nugaros 6 000 verslo centras kvadratinių metrų. Naujai statoma yra mano prižiūrima 4 000 metrų gamykla. Iš tokių įdomesnių pirmasis Lietuvoje dalyvau projekte suskystintų dujų degalinės Klaipėdos rajone. Labai gerą dalyką galiu papasakoti. Atvažiavo kolega iš Vilniaus, sako, gal gali pravežti per objektus. Aš taip galvoju, atrodo 1, 2, 3. Bet kai pradėjau vežioti, yra iš tikrųjų ką parodyti. Klaipėdui pirmieji pastatėm loftus, tokius tikrus klaipėdietiškus loftus. Ir jie šią dieną puošia. Nežinau, žadu prisidėti ir prie Klaipėdos savivaldybės vieno projekto, kuris pagražins mūsų, kol kas dar apie tai nešneku, bet... Ten negalima atskleisti paslapčių dar. Kai pasirašysim ten tos susitarimus, tada galėsim nukeliauti, pamatysim mano pavardę. Tai tikslas yra gražinti mylimą miestą Klaipėdą, kurti, nes statyba vis dėlto kūryba tai yra. Yra labai smagus tas jausmas, kai tu matai popierių ir paskui tas popierius virsta kūnu. O ypač dar jeigu tavo tas projektas, kaip tas Kolibrio projektas, tai net pačiam vidinę palaimą. Paskutinis klausimas toksai. Tik pradėjom, o jau paskutinis, pasitikime. Po to užsišnekėsi. Atneškit skundų knygą. Nežiūrės nieks po to, kaip per ilgai užsišnekėsim. Aš tengiuosi dinaminį pokalbį. Taip, aš suprantu labai gerai, bet ne 2 valandų pokalbis čia turi būti. Kodėl? Blitz pažintis su verslu šiaip, bet kai Vyteniui duodi pakalbėti, tai tada viskas, aš suprantu, kad polinkis buvo vesti renginius iš viso ir jis... Oi, turiu patirties, mukai. Krizės laikais 2008, kai nebuvo darbo statyboje, vesdavom mugės. Prekybos centruose organizuodavo mugės. Ir labai fainai, turėjau visus Lietuvos mugininkų kontaktus, asmeniškai būdavo per mugę eini, o labas, šitas padukas, šitas koinė. Ne, aš su to susijusiu klausimą ir norėjau užduoti. Gerai, statybom, o kas jeigu ne statybos, antras pasirinkimas? Socialinis darbas, suprantu, ne tau, kaip ir nelabai ten prie širdies galbūt, bet kokia kita profesija būtų? Pastatai, parduodi, uždirbi jau tai, ką uždirbti norėjai, žinai, ir kokią dar kitą profesiją norėtum užsimti? Man asmeniškai patinka visi dinaminiai darbai. Gerą klausimą, tai niekada nesusimašiau. Renginius organizuoti irgi vėlgi specifinis, pavyzdžiui, vakarinis darbas, naktinis gal nebūtų prie širdies. Bet iš esmės, gyvenimiška patirtis 8 metų parodė, kad aš galiu bet ką suorganizuoti. Su broliu turėjom tokį projektą, Kaune, Lietuvoje apskritai pirmasis smėlio skulptūrų festivalis. Brolis sugalvojo tokią idėją ir aš ten iki savivaldybės derint, leidimai, sutikimai, menininkų apgyvendinimas, smėlio parinkimas, kur atvežti, kur padaryti. Tai ir tas projektas buvo 3 mėnesių, Kaune buvo 3 mėnesiai, žinau, kelintais metais, turbūt kažkas 9 ar 10 buvo ir jisai vykęs ir daug svečių aplankė mūsų tą projektą. Būčiau tavo asistentas.
Na, nu būtum jau, manau, kad vadovas tu būtum, žinai, mano vadybininkas galėtum būti. Vadovas, tai, Vadybininkas. žinai, kaip sakoma, vadovui reikia irgi subręsti, užaukti, nes kai kada, kaip ir vadybininkas, kaip ir vadovas, visi nori būti tais vadovais, o ne visi Atsakomybės gali prisimti. būti. Jo, atsakomybė už sprendimus ir kai kada, už kodėl vadovai gauna daugiau pinigų, gali nieko, jie juk niekas negriovė, nei dar kažką čia nukrypom, aišku, tas nukrypimas toks filosofinis, kai kada už sprendimą. Vadovas gali priimti vieną sprendimą, bet atsakomybė visą ant jo. Vieni daugiau priima atsakomybės, kiti mažiau. Ačiū tau už sklandų pokalbį. Duodu ranką paspausti. Labai ačiū. Ir tai buvo Vytenis S. statybų techninės priežiūros specialistas. Sprendimai.